Aisčių moterys, 100–260 metai. Prieš beveik 2000 metų aisčių pasaulis nebuvo pilkas. Jis buvo spalvingas. Aisčių pasaulyje spalva buvo ne atsitiktinumas. Ji kūrė žmogaus išvaizdą, jo padėtį, jo santykį su aplinka. Ir šiandien, žvelgdami į audinių fragmentus, iškeltus iš žemės, mes regime prieš 2000 metų gyvenusio žmogaus grožio supratimą. Prieš jus 10 dauglaukio moterų portretai. Įvairūs jų rūbai, įvairios medžiagos, įvairūs jų raštai spalvos. Tyrinėjant aisčių pasaulį, aiškėja, kad moteris vilkėjo dažytais audiniais, puošėsi spalvotomis juostomis, galvos apdangalais ir mėgau ryškias spalvų dermes. Labiausiai mėgau mėlyną spalvą, ji puikiai derėjo su žalvario papuošalais. Mėlynas vilnos audinys ir gelsvas metalas sukurdavo iškilmingą ir taurų vaizdą. Mėlynai dažė galvos apdangalus, viršutinius rūbus, juostas, net dekoratyvinės virveles. Aisčių drabužiai buvo ne tik mėlyni, raudoni, gelsvi, rudi ir tamsiai rudi, juodi ir žinoma balti ar pilkšvi. Ypač spalvingos buvo vytos juostos, puošnios aprangos detalės ir galvos apdangalus prilaikančios. Jose derino mėlynas, raudonas, gelsvai rusvas, tamsiai rudas spalvas. Spalvingą rūbų pasaulį papildė įvairiausių formų žalvarinės, sidabru dengtos ar iš gryno sidabro padarytos aprangos detalės ir papuošalai, iš žalvario, gintaro, emalio ir stiklo padaryti kaklo vėriniai. Kiekvienai moteriai jie buvo kitokie, suasmeninti ir jos meninius polinkius atspindintys, ir ta aprangos reikmenų ir papuošalų įvairovė kaip niekas geriau atspindi išplėtotą ankstyvąjį aisčių meną ir jo menininkus.
Audinių spalvas, raštus, aprangos reikmenis ir papuošalus iš žalvario, sidabro, gintaro, emalio, stiklo. Visa tai kūnijo aisčių menininkų vaizduotė, audėjų ir auksakalių rankos. Šitai buvo kuriamas aisčių pasaulis, spalvingas, įvairus ir kupinas grožio.